dabar išbėgo į mažąjį ratą. Na ir jeigu ją lydi dviratininkas, vadinasi, nu, šių dviratininkų teisėjų žiniomis tai yra greičiausia tarp ištvermingiausių moterų. Taip gal reikėtų sakyti, Austėja Meižytė. Štai paskutinieji 100 metrų. Na ir dabar mes atsiekdami, paplodami ją pasitinkame. Austėja Meižytė. Ko gero, nei vienas šios dienos nugalėtojas tiek aplodismentų ir šūkių šiandien dar nesulaukė. Tiek Austėja. Austėja 20 km bėgimo moterų tarpe nugalėtoja.